Labas visiems, tinklalaidė, kodėl jie taip daro, vėl kartu su jumis, sveikas gyvas Laurinai. Sveikas, Gintai. Aš tikiuosi, kad mūsų tinklalaidės klausytojai, žiūrovai gerai gyvena, kad viskas yra tvarkoj ir kad turi gerą momentą, gerą tarpelį laiko pažiūrėti šitą epizodą. Ir aš norėčiau, kad ir tu, ir aš, kad mes iš karto nuo šito epizodo nuimtumėm sunkumą, kažkokį bloką, tokį, žinai, nes tema nėra pati lengviausia. Ypatingai tu gali kalbėti su šypsena ir net su bajeriu ir su kažkuo, kol tu su tuo nesi susidūręs. Ne? Ir tu staiga visiškai turbūt esi kitoj barikadų pusėj, kai tu su šituo dalyku esi susidūręs, kai tau yra tekę paragaut, koks yra jo skonis, ką jis palieka. Ir mūsų šio epizodo tema yra neištikimybė. Taip, neištikimybė santykiuose. Santykiuose, taip. Nu, apsibrėžkim, kad tai yra dviejų žmonių mums įprasti santykiai. Nesvarbu, ar tai yra tarp vyro ir moters, ar vyro ir vyro, moters ir moters. Jokio skirtumo, bet tai yra romantiškų jausmų, susaistytų dviejų žmonių reikalas. Ir mes kaip kalbėjom su tavim prieš filmuodami šitą epizodą, kad kiekviena pora, turbūt kai tu esi labai jaunas žmogus, aš galvoju, kad gal tau nešauna į galvą ta mintis, bet šiaip jeigu jau tu esi turėjęs patirčių ir santykių, tu visada pradėdamas santykių žinai, kad kažkada ateis ta diena, kai arba vienu, arba kitu atveju tavo poroje šitą klausimą reikės paliesti. Tikrai taip. Nes tų neištikimybių, žinai, aš galvoju, nuo ko mes galim pradėti. Aš galbūt pradėčiau šitą temą nuo jau tokios savo profesinės patirties, kad tikrai nemažai porų ateinančių į terapiją, mes paliečiam šitą temą, vienaip arba kitaip poros būna susidūrusios. Ir ši tema yra skaudi, ji yra skausminga, ji dažnai būna santykių griūties priežastis, bet aš noriu daugiau pakalbėti man atrodo, kad vertinga pakalbėti ir ją paliesti ir taip pamasažuoti šitą temą iš visų pusių, nuimant nuo jos tą, kaip sakykim, tokia stigma galbūt, ne? Ir čia mūsų tinklalaidės pavadinimas tam yra tinkantis. Kodėl apskritai žmonės būna neištikimi? Kodėl žmonės yra linkę neištikimybė? Visais laikais aukštuomenė, žemieji, žinai, socialiniai sluoksniai, jokio skirtumo. Šias istorijas reguliariai turėjo, turi. Žmonės nesvarbu, kokias pareigas arba visuomenės sluoksnėje, kokią poziciją užimtų, ar jie, taip vadinkim, paprasti kažkokie žmonės, ten, žinai, nežinau, viduramžiais kažkokie baudžiauninkai, darbininkai ar dar kažkas, ar tai kažkokie galingi žmonės, turintys pripažinimą. Visose sluoksniuose, visose žmonijos epochose šis fenomenas visada buvo ir aš drįsčiau pasakyti, jis visada liks, jis visada bus, tai yra žmogaus tam tikra prasme prigimtis ir neretai tenka susidurti su tokiu, tuo, žinai, ypač jauniems žmonėms, tuo griuvimu tos iliuzijos, kad mes kartu, mes įsimylėjom ir o čia staiga nutinka štai taip, ne? Gerai. Palauk, Laurinai. Tu man atsakyk į klausimą. Aš žinau, kad tu atsakysi, nes mes kalbėjom prieš epizodą, bet man tikrai labai įdomu. Aš ne pirmą kartą girdėjau, bet iš principo tas pats Dievas, jeigu mes dabar laikytumėmės šitos linijos, kad Dievas sukūrė pasaulį, ar ne? Taip. Jis sukūrė pasaulį, bet jis sukūrė mus tai ne monogamiškus. Ar aš teisingai suprantu? Panašu, kad taip. O po to pats liepė būti monogamiškiams. Jo. Kaip čia yra? Žinai,
Klausyk. Gerai, aš tą prasme, aš tą dievą, tai šitą liniją aš supraskim, kad aš tiesiog norėdamas lengvinti ir minkštinti, šiek tiek įnešti lengvumo ir humoro, ar ne, paėmiau, bet ar iš principo mano klausimas yra, tu turbūt esi skaitęs ir mokslinių dalykų kokių nors ir taip toliau, ar žmogus yra monogamiška būtybė? Tikriausiai labiau ne negu taip. Ar netgi labai ne monogamiška. Žiūrėk, žmonija išgyveno gana intensyvę evoliuciją. Nuo, žinai, kažkada, kai mes dar buvom vadinami homo sapiens, kai ėmėme gyventi bendruomenėse, iki žinai, pirmųjų civilizacijų atsiradimo, formavimosi religinių skirtingų dogmų, kultūrinių įsitikinimų. Tarkim, arabai per savo religiją nuėjo viena kryptimi, kas liečia monogamiją ir šitos dalykus, ten galbūt dėja, bet labiau vyrų naudai tenais yra, ar ne, jie turi haremus ir gali turėti keletą žmonių. Kitų religijų atstovai, pavyzdžiui, tas krikščioniškas, katalikiškas pasaulis nuėjo labiau, kad yra vyras ir žmona ir tai yra šventa. Bet kuriuo atveju toj žmonijos raidoje daug kas keitėsi, ne? Jeigu prieš kažkiek šimtų ar tūkstančių metų buvo galima tiesiog nužudyti už vagystę arba tiesiog nužudyti žmogų ir ten per daug nieko tokio, tai dabar tai yra vienas baisiausių nusikaltimų, kas gali įvykti. Ačiū Dievui, kad gyvenam šitais laikais. Jo, ne? Daug dalykų yra labai pasikeitę mūsų požiūrio į kaip mes bendraujame, kaip mes, žinai, kokį mes turime požiūrį į pasaulį, bet yra dalykų, kurie vis dėlto nepasikeitė. Ir žmogaus geismas, erotinės fantazijos, požiūris į priešingos arba tos pačios lyties atstovus, bet jau iš tos tokios labiau erotizuotos pusės, jis taip ir nepasikeitė. Mes vis dar geidžiame vieni kitų, mes štai kodėl mes nesusirenkam, bet, tarkim, sukuriame poras, santykius, juose esam. Bet tas, žinai, viduje kirbantis toks jausmas, kad, gerai, aš galbūt turiu, žinai, kažkokį tai savo žmogų, bet pas daugelį viduje kirbantis jausmas, bet yra ir kitų man įdomių žmonių, ar ne? Yra flirtas, yra žinai, yra bendravimas, yra šokis, yra daug tokių dalykų, kur, tarsi paslysti yra lengva ir tai vis dar vyksta. Gerai, mes tuoj eisim toliau, bet aš galvoju, ką tu patari, pavyzdžiui, žmonėms, nes aš tikrai tikiu, kad neištikimybės tema tavo kabinete turėtų būti dažna. Linko aš lenkiu. Kaip tu manai, ar pora, kuri, sakykime, jie susipažino, jie pradėjo susitikinėti ir ten, pradžioje ten tarsi yra toks, žinai, aš dabar iš viso skaičiau, kad, pavyzdžiui, šiais laikais Amerikoje yra netgi žmonės, kurie susitikinėja, kartu miega, mylisi ir taip toliau, kol jie aiškiai vienas kitam nepasako, kad mes esame pora, jie abu žino, kad jie greičiausiai tuo metu miega su kitais. Jie turi atvirus santykius. Nėra statusas, ar ne? Tai linko aš lenkiu. Kaip tu manai, ar pora turėtų turėti tokį sveiką pokalbį ir mano galva tai būtų sveikas pokalbis ir galbūt jiems pavyktų išvengti daug nesusipratimų, kad tarkim, aš įsivaizduočiau, kad tai yra etapas, kai tu jau taip labai rimtai, galbūt, pavyzdžiui, kraustais kartu gyvent. Tu supranti, kad tu jau arba nuomojas, arba pirki būstą, ar ne? Ir kai tu apkalbi daug dalykų, šiaip labai daug dalykų, hobių laikas, ten, ta prasme, tu pradedi dėliot bendrą gyvenimą, ar turėtų būti paliesta neištikimybės tema, nes žodis pats neištikimybė, ką mes suprantam, kai išgirstam šitą žodį? Tai tipo, žmona arba vyras nuėjo svetimą lovą, permėgo ir taip toliau. Lieva toks yra labai. Bet tai palaukit, taigi iki to yra kitų dalykų. Ir ko aš klausiu? Turbūt kiekviena pora turi skirtingą savo neištikimybės slenkstį. Ir ar tas slengstis turėtų būti aptariamas? Nes pavyzdžiui, vienam neištikimybė yra tik tada, kai jau įvyksta seksas. Apsikeitimas kūno skysčiais. Taip. Kitam neištikimybė yra
tipo, jeigu pasibučiavo nieko tokio, bet seksas jau blogai. Kitam neištikimybė iš karto jau yra raudona linija, kai jau yra kažkoks kūniškas kontaktas, bučinys ir taip toliau. Bet kitam neištikimybė yra ir flirtas, kitam neištikimybė yra, šiais laikais mes bendraujame labai daug socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, svetimų merginų nuotraukų laikinimas socialinėme tinkle sukelia daug problemų pavydą, porose. Taip. Tai kaip tu, kaip psichoterapeutas, ar tu skirstai neištikimybės lygmenis, ką tu patari žmonėm, ar turėtų būti toks pokalbis poroje, ar svetimos merginos tavo galva, svetimos merginos nuotraukos palaikinimas jau yra neištikimybė, ar ne? Aš apie, kaip čia yra? Matai, aš mėgstu sakyti, kad ten, kur mes nenusibrėžiame ribų ir taisyklių, jos atsiranda nerašytos, o nerašytos taisyklės nebūtinai tinka abiem pusėm. Okay? Ką tai reiškia, kad jos neatsirastų nerašytos, jos turi būti įgarsintos ir įvardintos. Bet čia gintai atsimink, kad mes užkliūvame už problemos, kad žmonėm yra nepatogu, gėda arba tiesiog per sunku kalbėtis įvairiausiomis temomis. Tai gali būti pinigai, kaip mes santykyje organizuojam savo finansus. Tai gali būti erotinės fantazijos ir seksas iš esmės, intimus gyvenimas. Tame tarpe ir neištikimybės. Tema, jinai šiaip... Tu nori pasakyti, kad tai yra sunki tema santykiai ir jinai dažnai būna tiesiog tokia tarsi tabu ir jau paliečiama tik tada, kai jau yra dramblys kambaryje? Tai tikrai nutinka dažnai, nes, dabar žiūrėk, jeigu tu, tarkim, pasisodintum du žmonės, kurie yra pora, ar ne, jie turi tą supratimą, kad jie yra pora, jie kartu, ir taip pradėtum eiti papunkčiui. Ar bendrauti su kolega arba kolegė, aš net nenoriu skirstyti į lytis, tiesiog ar bendrauti su kitu žmogumi yra neištikimybė ar ne. Ten ne. O, pavyzdžiui, bendraujant, ten per pertraukėlę, kokį nors pasakyti, kokį nors nešvankų juokelį. Ar čia neištikimybė ar ne? Ir tarkim, ir kitą pusę atliepia irgi ir juokėsi, ir dar iš savo pusės ką nors dadeda, ar ne? O, pavyzdžiui, šokti su kitu žmogumi. Vakarėlyje, kažkokioj šventėje yra neištikimybė ar ne? O jeigu šokis toks labiau lotynų stiliaus, kur labiau susiglaudę, kur galbūt tema kažkoks lotynų vakarėlis ir tų rūbų galbūt mažiau, o neištikimybė ar ne? O tarkim, prie baro, išėjo vaikinų kompanija, jie kaip ir turi savo antras pusės, bet natūralu, kad jie prie baro ten su kažkuo pasišneka, pasišypso, paflirtuoja. O čia neištikimybė ar ne? O tarkim, žiūrėti erotiškus arba pornografinius vaizdus, kuriuose yra kiti žmonės daro, pilnas internetas ar ne, yra, jeigu tiesiai šviesiai porno svetainės ir panašiai. Ar tai yra neištikimybė ar ne? O jeigu žmogus sėdi gatvėje kavinėje, gurkšnoja kavą ir praeina kitas gražus žmogus ir taip užmetė akį ir kažkaip taip kažką pagalvojo. Čia neištikimybė, ar ne? Supranti, ką tai reiškia, kad ribos yra slidžios ir jas aptarti yra tikrai verta ir pasižiūrėti, o kur jau skaudėtų. Nes šiaip dažnai kalbant su žmonėmis apie neištikimybės faktą, jeigu taip nuimtum viską, taip nutrintum, taip žinai, kažkokiu tai būdu, kas ten įvyko? Vienas permiegojo su kitu, turėjo kažkokį tai malonų laiką, kas ten tokio jau atsitiko, ne? Šiaip, jeigu mes nutrintumėm visas šitas ribas, tai man atrodo, kad tam tikra prasme pasaulyje turbūt būtų mažiau dramos. Ketina. Bet mes netektumėm daug gražių dalykų, serialų, filmų gražių, nes viskas ant to pastatyta. Bet žiūrėk, aš gintai dar tada... Žinai ką, aš šiaip iš principo, taip žiūrint ir vertinant, mano viena pusė visada sako, kad man šita mintis patinka.
Nu, ta prasme, realiai, kad... Tokia sveika tokia, ar ne, atsipalaidavusi pusė. Kai taip sėdi ir taip kažkaip ramiai vertini, kaip tu pagalvoji, ta prasme, nu nieko tokio čia neatsitiko. Jo, bet realybė yra ta, kad kai tai nutinka, labai skauda. Taip. Ir tikėtina, kad tai ateina per tai, kad mes norime savo santykiuose būti ypatingi. Būti, kažkoks ypatingumas turi būti. Ir vėlgi, jeigu taip nutrintum viską ir pažiūrėtum į žmonių romantiškus santykius, tu suprastum, kad jie savo santykyje turi absoliučiai tą patį ryšį tarpusavyje, kaip gali turėti su gerais draugais, šeimos nariais, nežinau, kitais žmonėmis, bet pora nuo kitų išskiria tai, kad jie daro vieną dalyką, ko nedaro su kitais. Taip. Tai yra turi savo intimumą, kūnišką ir galbūt kažkokia, ne? Tai tas matyt noras priklausyti ir būti ypatingu ir tikriausiai sukelia tą didžiulį skausmą, kuris nutinka, kai taip atsitinka, ne? Gerai, bet gerai, aš girdžiu, ką tu sakai, bet paimkim tokią, žinai, kaip dabar yra populiari frazė, kurią mėgsta labai futbolo komentatoriai, standartinė situacija. Aha, okei. Ne? Visada šitoj temoj, susitarkim, kad šitame epizode visada šalia turim pasidėję ant lentynėlės šiek tiek humoro, gerai? Taip, kad toks yra mūsų sutept, ar ne? Tai standartinė situacija. Nepameskime tos minties, kad mes norime būti ypatingi ir mus labai labai tai skaudina, ar ne? Taip. Bet standartinės situacijos atveju, ar tai būtų vyras, ar tai būtų žmona, nesvarbu, kuris iš jų, sakykime, pabuvo neištikimas, dažniausiai tai nutinka kaip. Tai yra kažkoks vakarėlis, tai yra tikrai nemenkas kiekis alkoholio, čia jeigu ta standartinė situacija. Taip. Ir turbūt mes turėtumėm pripažinti, kad dažnu atveju tas seksas būna nei šioks, nei toks. Ir, ta prasme, tas žmogus tau ypatingų netampa. Ta prasme, tai tampa grinai kažkoks toks, tipo, kažkokių, užstrigo šitas žodis, pirminiai tie instinktų patenkinimai. Taip, kokio, ne? Taip. Ir tas, ta prasme, bet namie esantis žmogus, jis tebėra lygiai toks pat ypatingas. Nepaisant to, kad tai vyko, ar ne? Aš teisus esu. Bet tam žmogui vis tiek skauda. Ir labai dažnai žmonės, kurie atsiduria tokiam meilės trikampyje ir toj krizėje, gana dažnai taip jeigu tu paklaustum, ar buvo verta, ar taip toliau sakytų, ne, nes skauda per stipriai, jaučiuosi, žinai, įskaudinęs arba dar kažkaip tai, tai yra tas momentinė tokia silpnumo akimirka, bet žmonės yra žmonės, jie silpni buvo visais laikais. Aš taip gal filosofiškai netgi pasakyčiau, kai mes skaitome romanus, meilės romanus, kai mes žiūrime, gal dabar mažiau populiaru, bet kadaise buvo populiarios muilo operos, kai mes skaitome įvairiausių kultūrų ir šalių kažkokias tai pasakas. Gintai, pagalvok. Pačios garsiausios pasaulyje poros, kurios yra aprašytos, žinai, apipintos mitais ir taip toliau, yra poros, kurios negalėjo būti kartu. Tai yra Romeo ir Džiuljeta, Jūratė ir Kastytis ir taip toliau. Bet jeigu romanas arba istorija prieina to taško, kur jie išsprendžia visas peripetijas ir taip toliau, kas būna pasakoma, ir toliau jie gyveno ilgai ir laimingai. Nes nuo to momento, kai jie vis dėlto įveikia viską ir tampa pora, prasideda tas eilinis gyvenimas. Greičiausiai atsirado po to jau kita pora. Bet ir jie atsidurs tame buitiškame gyvenime, kuris jau nebe toks spalvingas ir gražus, ir jame nutinka tie dalykai, kurie žmonėm nutinka. Gerai, Laurinai, kodėl žmonės būna neištikimi? Atsakyk man paprastai. Kodėl? Nes jie nori, taip jeigu paprastai nori atsakymo, tiesiog žmonės žiūri ir tipo, kodėl? Nes žmonės siekia bent akimirkos laimės. Tiesiog? Laimės? Tiesiog siekia akimirkos laimės ir jiems gali atrodyti, kad, štai kažkoks nuotykis man šiek tiek duos tos laimės. Bet, bet yra po to kiti, tarkim, dalykai, ar ne? Tarkim, aš kalbu apie tai, kad aš nežinau, tu taisyk, jeigu aš esu neteisus, bet, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie nuolat tą daro. Tai čia yra kas priklausomybė?
Žiūrėk, tai gali būti ir asmeninės priežastys, asmeninės. Ką šitoj vietoj lošia savivertė, iš karto toliau klausiu. Daug lošia, žinoma, kad daug. Aišku, kad daug lošia, bet žiūrėk, tai čia, žinai, jeigu taip bandyti daryti tokį skrodimą situacijos ir aiškintis, ne, kas vyksta, tai neištikimybės tema yra signalas arba asmeninių, emocinių kažkokių, kokį žodį panaudoti, bėdų, problemų, arba santykio bėdų, problemų. O kaip taisyklė, abu būna. Nes žmogaus, kuris neturėtų asmenybinių problemų, nėra, o ten, kur du, ten anksčiau arba vėliau atsiras rutina, problemos, bėdos, nesutarimai ir panašiai. Ir yra paprasčiau trumpam bėgt, gaut truputį laimės, kai kuriem taip, nei bandyt išsivalyti reikalus namuose. Bet, klausyk, tu ką tik pats pasakei, taip yra paprasčiau, pagalvok. Kaip yra paprasčiau, ar išeiti gauti šiek tiek laimės, ar bandyti srėpti tą žinai, tą košę, kuri dabar yra užvirusi santykiuose ir ten yra sunku ir ten reikia, žinai, ten nėra lengva ir nemalonu ir nesinori to daryti ir yra pykčio ir dar kažko ir žinai, ir gėdos jausmo galų gale ir taip toliau. Gerai. Paaiškink man kitą dalyką, jeigu. Pabandysiu. Aš šitoje vietoje manau, kad būsiu nepopuliarus. Gal daug kas pavadins mane senamadišku. Ir aš čia nesu taip 100% nusistatęs, bet aš nelabai tikiu visiškai be jokių intencijų vyro ir moters draugystę. Turiu omeny platonišką. Okay. Būna tokių dalykų, aš nesakau, aš pats turiu moterų draugių, tiesa labai nedaug, bet turiu, kur tikrai neturiu jokių... Ne? Ir kaip čia taip yra? Mes visi esam poroje ir kaip čia mus taip yra sukūrę, kad staiga mes turim porą, bet vis tiek mes, kai iš tos, nepaisant to, ar mes toje poroje esam, nežinau, ten mėnesį, 2, 5 metus ar kažkiek, bet mes visada išėję iš tos poros, staiga su mumis išeina ir labai geras draugas, kuris vadinamas flirtu. Šalia, ar ne? Ir tas draugas, kai tu jį matai, kaip jis vaikšto su tavo partneriu, taip, jis tave tiesiog nervuoja. Taip. Nes kai tu matai, kad tavo, pavyzdžiui, žmona arba tavo vyras flirtuoja su kitais arba kitomis, nedažnam tai patinka, ar ne? Ir tai yra sveikų santykių požymis. Kad nepatinka. Taip. Nes kaip čia yra man, žinai, man tas toks, kur žmonės sako, tai čia, žinai, pas draugę miegosiu, žinai. Nu, čia jau miegosiu, gal, ta prasme, vyras miegos pas draugę, nu, man čia vis yra kosmosas, bet ten tipo su draugė išvarė savaitę. Ir vat man tas toks, žinai, man visada yra tas paradoksas, žinai, nes ir vyras, ir žmona nori flirtuoti. Bet kai flirtuoja ji ir kai flirtuoja jis, nepatinka nei jam, nei jai, ar ne? O man flirtas yra iš viso toks, aš tai lyginu kaip stovėti net ne prie užkimštos, o prie didelės atidarytos benzino cisternos, taip didelės, žinai, ir ne su cigaretė, ne su žiebtuvėliu, o su geru deglu, nu taip labai šalia mojuot, žinai. Ir klausimas, kada bus bim. Tai kaip, ta prasme, kas čia yra? Nes, aš manau, kad flirtuoja ir mano žmona, ir tavo žmona, turbūt, su kitais žmonėmis. Aš tikiuosi, kad tai vyksta. Tikiesi, ne? Žinoma. Nes kodėl tu tikiesi? Klausyk. Nes, aš turbūt flirtuoju ir tu, ir aš, ne? Klausyk. Bet iš principo mums tai kaip ir nepatinka. Kas čia vyksta? Žiūrėk, aš gal į asmeniškumus ten taip narplioti... Ne, aš nenoriu, kad tu pasakotum savo gyvenimą, aš tiesiog, žinai. Tol, kol vyras žiūri į savo moterį ir galvoja, velnias, kitiem vyram tu tikrai patrauktum akį. Kitiem vyram tu patiktum.
Tol, kol moteris žiūri į savo vyrą ir galvoja, nes tikriausiai kitos moteris ir merginos į tave pažiūri ir pagalvoja, ką nors faino. Tol, kol yra šitas jausmas, tol reiškia, kad santykiuose yra meilė, yra aistra, yra potraukis, visa kita jau daugiau yra pavydo klausimas. Okay. Bet kai vyras žiūrėdamas į savo moterį nustoja jausti šį jausmą, kurį aš ką tik apibūdinau, tada daugiau toks pasąmonės galbūt balsas sako, Dieve mano, nieks į tave nežiūrėtų. Kaip tu pats tada galėtum žiūrėti tokią moterį? Okay, gerai, dar truputėlį tada grįžtam. Tu pasakai labai paprastai, žmonės nori patirti šiek tiek laimės, dėl to jie būna, dėl to atsiranda neištikimybė. Kartais ne? Taip. Kartais, ne? Arba dažnai. O kaip yra, mes jau aptarėm ir su ta tokia standartinė situacija, kad tiesiog atsitiko, įvyko jau pats tas dažnai įsivaizduojama blogiausias. Nors dėl to aš ir klausiu tavęs, nes aš tikrai esu skaitęs internete, forumuose, straipsniuose, komentaruose, kad yra, pavyzdžiui, labai didžiulis žmonių pasiskirstimas, kad vieni žmonės sako, jeigu tai atsitiko vakarėlio metu, ten kažkur, ta prasme, sužinočiau, nebūtų gerai, nežinau, iš vis ramu, ta prasme, viskas gerai, bet jeigu sužinočiau, kad tai yra kažkoks santykis, tarkim, sekso nebuvo, bet yra nuolatinis bendravimas, ar ne? Tai čia būtų jau iš viso, iš karto, žinai. Tai ar pavyzdžiui žmonės, kurie yra, ar mes galime laikyti neištikimybę, jeigu tarp dviejų žmonių vyksta nuolatinis kažkoks, tarsi sekso ir nėra, bet tai ir nėra draugystė, nes ten yra kalbama intimiom temom. Jo. Gintai, žiūrėk, ar mes tai galime laikyti, tai nežinau, bet ar tai bus neištikimybė ten tai porai, kurios vienas iš, žinai, narių turi štai tokį santykį. Vat čia yra individualus klausimas. Vienom porom bus, kitom porom ne, tai priklauso nuo to, kokias ribas pora yra vienas kitam nubrėžę. Okay? Dabar tu dar ką užsiminėjai apie tą, tarsi tikrą tokią platonišką draugystę tarp vyro ir moters. Taip. Ar jinai įmanoma, ar neįmanoma. Aš nežinau, ar čia vienareikšmiškai galima atsakyti, bet aš sakyčiau, tokia draugystė iš tiesų yra įmanoma ir tokios draugystės ir egzistuoja ir jos privalo būti, tačiau jeigu tai yra heteroseksuali moteris ir heteroseksualus vyras, tai reiškia, kad jiems patinka priešingos lyties atstovai, tarp jų visada bus ta energija kaip tarp vyro ir moters. Tik mes štai kodėl ir esame žmonės ir esame sąmoningi, nes mes turime pasirinkimą, ką su ta energija darysim. Ir mes turime savo nuostatas, vertybės, ribas ir tada paprastai galbūt karts nuo karto kliktelna kažkokia mintelė, kažkokia šypsena, kažkoks žvilgsnis ir taip toliau, bet mes neleidžiame daugiau niekam nueiti. Ir tai vėlgi yra tam tikra dalis mūsų instinktų ar dar kažko. Aš taip mąstau, nežinau ar dabar taip yra, bet prieš kokią 20 metų pagalvok, kaip elgdavosi kelių policininkas sustabdęs vyrą už greičio viršimą ir kaip elgdavosi kelių policininkas sustabdęs gražią merginą už greičio viršimą. Taip, čia anekdotinė situacija. Ir tai yra apie būtent tą energiją, kad neišvengiamai šita energija, jinai įsiplėskia iš karto. Ir tai nereiškia, kad yra kažkas, bet tai yra tiesiog kaip mes naudojame savo kūno kalbą ir kokia emocija yra bendrauti su tos pačios lyties atstovu arba priešingos lyties atstovu. Ir dievaži, žinai, kiekvienas žmogus be savo partnerės sutinka be galo daug kitų gražių žmonių, patrauklių žmonių ir taip toliau. Ir tada taiko savo vertybės ir ribų tą tokį, žinai, tą valdymą, ar aš peržengsiu kažkokias tai ribas su to žmogum ar ne. Aš visiškai suprantu, aš noriu pataisyti dar save šitoje vietoje, aš esu labiau netikiu, nei tikiu, arba esu labiau linkęs palaikyti tą pusę, kad tarp vyro, tarsi aš tikrai nepasisakau gink Dievę, kad taip negali būti, bet aš manau, kad, tu teisingai labai sudėlioji, kad vis tiek visada yra ta ugnelė ir klausimas užsidegs, neužsidegs. Bet Gintai, pagalvok, kaip tai yra gražu ir kaip tai yra žmogiška ir nereikia
to stigmatizuoti ar gėdyti, nes tai absoliučiai žmogaus prigimtis yra. Ir jeigu tai yra valdoma, o vėlgi mes ir siekiame to sąmoningumo, mes ir siekiame būti ne gyvuliai, o sąmoningos būtybės ir valdyti savo instinktus, poreikius, fantazijas ir taip toliau. Tugi netrenki kas kart žmogui, kai pagalvoji, velnias, kaip aš tave dabar norėčiau, ar ne? Tai viskas gerai, Laurinai, tu gražiai kalbi, bet mūsų tema yra neištikimybė, tai vadinasi, mes ne visada suvaldom. O jo, mes ne visada suvaldom savo fantazijas, mintis ir norus. Tai aš linko ir norėjau pasukti. Mes turbūt vargiai galime išgelbėti žmogų, kuriam taip atsitiko 3 nakties Vilniaus gatvėje, nes turbūt jis jau nebeturėjo laiko pagalvot, o ką daryti. Žinai. Ir matyt buvo tam tikro pavartota, žinai, kiekis skysčio, kuris stabdžius išjungia. Man yra klausimas toks. Dažniausiai tai neatsiranda iš oro ir ta prasme niekaip, ar ne? Ir niekas iš oro neatsiranda. Jo, ir kaip žmogui pačiam, ar žmogus gali nujausti, kad jo gyvenime gali atsitikti neištikimybė, nes jis bus pats jos dalyvis, ir ką jis su tuo turėtų daryti? Visiškai. Gali nujausti iš labai toli, tai neįvyksta kaip žaibas netrenkia, tai yra gal pasakos daugiau, neįvyksta ten tie tokie dalykai, dažniau žmonės gali pastebėti, kad jų fantazijos, jų mintis nuklysta apie kažkokį tokį neištikimybės veiksmą. Ir tai yra indikatorius, kaip aš esu ne kartą podcast'e sakęs, paklausti savęs, kasgi vyksta. Kas su manim vyksta, kodėl man šito reikia, kodėl aš apie tai galvoju, kodėl aš apie tai fantazuoju. Gal su manimi kažkas yra, gal, kažkokie mano vidiniai kažkokie procesai vyksta, tai gali būti vėlgi su savivertė, su noru būti priimtų, pamatytų, kad galbūt kad manimi šiek tiek kažkas pasižavėtų, tie tokie dalykai, kurie verčia mus jaustis gerai. O galbūt tai yra ir santykių kažkokia problema. Santykiuose yra buitis, yra vaikai, yra kasdienybė, yra daug tokių dalykų, kurie absoliučiai efektyviai gesina žmonių intimumą, ne tik kūnišką, bet ir emocinį intimumą. Ir kai tas intimumas yra prigesęs, kai poros nebetenka galimybės bendrauti, kalbėti, juoktis, fantazuoti, juokauti, girdėti vienas kitą, tai yra tie indikatoriai, kad gali visko nutikti. Aš girdžiu, ką tu sakai, ir tada mes eikim dar toliau. Paimkime porą, kuri klauso mūsų šiuo metu, nežinau, po vienas perklausęs gali sakyti, kitam paklausyti ar ne, nes vis tiek mes pragyvenam tam tikrus etapus. Iš pradžių žodžiai žydi, viskas gerai, tada atsiranda ten vaikai, kažkas buitis. Ir dažniausiai aš manau, kad vis tiek žmonės pradeda kalbėtis, ar ne? Ir ten, tarkim, viena arba kita pusė sako, kad man trūksta intimumo, man trūksta to paties sekso, taip. Laiko kartu ir taip toliau, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kita pusė į tai nereaguoja arba reaguoja kažkokiais kitais dalykais ir, ta prasme, tie žmonės, ar jie nepradeda gyventi ant tokios uždėlstos veikimo bombos? Nes, man atrodo, kad jeigu tau žmogus atėjęs sako, aš alkanas, noriu valgyti, tai, jūs turbūt ieškot sprendimo, kaip pavalgyti. Kaip alkį numalšinti. Kaip numalšinti alkį. Bet kažkodėl tų sprendimų jie tokie tampa stigmatizuoti, kaip mes pradedam porose kalbėti apie intimų gyvenimą. Taip. Nes paprastai atsiranda tas, kuris yra mažiau jo patenkintas, kitas yra tarsi patenkintas, tas, kuris yra mažiau patenkintas, jis yra kažkaip iš karto pastatomas į tokį tarsi čia tavo problema, nes aš tai problemos neturiu, nes, tarkim, kalbėkim labai paprastai žodžiais. Man užtenka karto per mėnesį, jeigu tau reikia dažniau, čia yra tavo problema. Jeigu tas žmogus sako, kad, čia yra mūsų problema, ar tu nori, kad tai būtų mano problema ir aš spręsčiau vienas arba viena tą problemą. Tai vat kaip žmonėms čia atrasti išeities tašką? Nes turbūt žmonės dažnai ir pasirenka neištikimybę, nes jie būna neišgirsti arba jie būna išgirsti, bet nesuprasti. Jo, žiūrėk, jeigu
kyla santykiuose štai tokios bėdos ir vienas galbūt labiau drąsesnis arba sąmoningesnis inicijuoja tokius pokalbius ir bando rasti tą kelią, kalbėtis ir bando rasti tą kelią į tą tarpusavio intimumą ir atgaivinti ar ne kažkiek tos ugnies, o kitas nereaguoja, tai matyt bus dvi išeitis. Tai reiškia, kad arba tai banaliai anksčiau arba vėliau atsitiks kažkoks tai meilės trikampio atvejis, atsiras kažkoks žmogus, kažkoks flirtas, kažkoks, kiek toli tai nueis jau kitas klausimas. Aš nepavadinčiau to meilės trikampiu. Toks yra terminas. Tai yra toks terminas. Jo, tai kiek toli tai nueis, ar tai nueis tiesiog flirtavimų žodžiai, ar dar kažkas, ar jau toliau iki pačio, veiksmo, sekso ir panašiai. Kitas variantas, kur tai gali nueiti, tai žmonės metasi į darbą, į vaikų auginimą, į sportą, į kažkokį tai, bando užsimiršti, savyje užgniaužti tą energiją. Atsiranda kartais ir priklausomybės, alkoholis, dar kažkas išgerinėja, ir taip toliau. Tai kaip kas sprendžia šitoj vietoje, o kažkas gali pasakyti netgi iki nutinkant jau kažkokiam tokiam sprendimui, gali sakyti, klausyk, bet jeigu mums taip nevažiuoja, tai gal mums reikia pagalvoti apie atsiskyrimą, apie skyrybas ir panašiai, ar ne? Tai tų galimybių yra įvairių, bet kadangi mes šiandien turim neištikimybės temą, sakykime, žmogus pakalbėjo vieną kartą, antrą kartą, praėjo 5 metai, niekas per daug nepasikeitė. Jeigu tas žmogus, gali būti, kad tokio žmogaus galvoje ims atsirasti vis daugiau nusivylimo santykiais. Ir tas, sakykime, taip varžtelis, kuris buvo priveržęs ištikimybės temą, ims atsipalaiduoti. Ką tai reiškia, kad tikėtina vėlgi netrenks žaibas iš giedro dangaus. Prasidės nuo to, kad galbūt leisiu savo paflirtuoti, galbūt leisiu savo, žmogus toks gali taip mąstyti, o dabar, tiesiog biškį pašoksiu, vis tiek faina, vis tiek smagu. O galbūt leisiu dar kažkiek tais kažko pasivaikščioti, išeiti, pavakarieniauti, pabendrauti, pabūti ir tas varžtelis bus atsukamas vis labiau ir labiau, kol tikėtina žmogus prieis tą ribą, kur pakalbėję su savimi užduos savo klausimą, ar aš galiu žengti tą jau paskutinį žingsnį, tai sugulti su kažkuo. Ir greičiausiai gali nutikti tokiu atveju, kad atsakymas bus aišku, tengi vis tiek niekam nerūpi, kaip ir kas. Ir aš pamenu, man yra pasakojęs vienas žmogus, kuris panašioje situacijoje atsidūrė ir tai buvo moteris. Ir jis sako, ten su vyru panašus toks santykis ir jį rado ten tokį žmogų, su kuriuo pradėjo megztis toksai santykis ir jie galų gale nuėjo kito. Ir aš atsimenu, kaip jis sako, bet buvo toks jausmas, kad dabar lovoje guli 2 labai vieniši žmonės, kurie labai tiesiog nori patirti šiek tiek aistros ir meilės. Ir nepaisant to, kad šiaip galbūt viskas ir malonu ir faina, pajaus, kiek yra tame liūdėsio. Skamba tikrai liūdnai. Mes vis tiek turim paliest tą dalyką, aš nežinau, kiek tu galėsi patarimo arba ką pasakyti. Turbūt labai individualu yra, jeigu tai jau atsitinka. Ką daryti porai tokiu atveju. Jeigu atsitiko. Tai dažniausiai... Turbūt yra labai individualu. Jo, tikrai, bet dažniausiai algoritmas yra toks. Pirmiausia yra šokas. Kaip tu taip galėjai, įsiskaudinimas didelis, šokas. Ir tada, jeigu taip pereiti per šoko algoritmą, tai yra pyktis, liūdesys, nenoras netgi priimti kartais, kad tai negalėjo būti ir panašiai. Kol ateina tokios kažkokios tai susitaikymas, derybos ir čia vėlgi nuo žmonių santykių, nuo jų daug labai požiūrio priklauso ir kokie santykiai buvo ir kiek jų santykiai susieti, vaikai, turtas, dar kažkas. Jau tada matyt atsiranda ar pora spręsta klausimą, kad liekam kartu, išsisprendžiam krizę.
ir tiesą sakant, ją galima tikrai išspręsti, arba jie išsiskirsto. Vėlgi, ką rodo įvairiausi tyrimai, kuo pora mažiau susisaikščiusi, tarsi kuo lengviau išsiskirti, tuo tada dažniau skyrybos įvyksta. Kuo daugiau tų tokių, tuo galbūt labiau yra noras santykį išsaugoti. Dažnai yra bandoma ieškoti pagalbos, ypatingai šiais laikais, terapeutai, žinai, kažkokie santykių konsultantai ar panašiai. Tai padeda. Ką aš galbūt galėčiau taip dar pakomentuoti, kad neretai užduoda klausimą man ir iškyla tas klausimas tam, sakykime, įskaudintajam žmogui, kuris patyrė, kad mano partneris taip neskirstau į lytę. Gali tai ir vyras, ir moteris padaryti. Tai dažnai kyla toks klausimas, ar aš galėsiu atleisti ir užmiršti. Tai atsakymas yra atleisti galėsi, užmiršti ne, bet ir nereikia užmiršti. Tie randai, jie turi likti, jie turi būti matomi, nes jie padeda nepakartoti to pačio. Ne? Jie padeda išmokti pamokas. Vėlgi nutinka taip, kad ta įskaudintoji pusė imasi atsakomybę savo. Aš neskiriau dėmesio, aš nedariau to, aš nedariau ano, čia mano kaltė. Jeigu būčiau, žinai, kažkaip kitaip, tai ten tas kitas nebūtų, žinai, pasielgęs štai taip. Aš dažniausiai manau, kad viskas, kas vyksta poroje, yra abiejų reikalas. Aišku, tas, kuris jau pasielgia, turėtų prisimti savo atsakomybę, nes jis sąmoningas žmogus, jisai sąmoningai nieko neverčiamas, matyti su ginklu niekas nevertė ar nedaryti, jisai sąmoningai pasirinko tokį veiksmą. Tai jis atsakomybę privalo prisimti, tai yra faktas. Bet mes dar labai nedaug grįžkime atgal, jeigu tai yra žmogus, kuris, pažiūrėjau, mes kalbėjom, sakė apie problemas, ten praėjo metai, 2-5. Jis turi prisimti atsakomybę, bet tai neįvyko be priežasties. Tai štai kodėl viskas, kas vyksta poroje, yra abiejų reikalas. Okay. Ką tu į tai dar, man tiesiog labai įdomu, į mūsų gają tautosaką, kad padarė vieną kartą, padarys ir antrą. Aš nežinau. Nėra tam vienareikšmiško atsakymo. Tautosaka, jinai apskritai gaji ypatingai ant tokių pikantiškų dalykų. Ir aš vėlgi priminsiu, kad tautosakoje neištikimybės tema, anekdotai, istorijos ir visa kita apie tai tikrai bujoja. Praktiškai kiekvienas anekdotas bent jau anksčiau, dabar mes turim kažkokį kitokį stand-upą, ten galbūt jau nors ir taip, ten vis tiek labai yra daug antro galo, ar ne? Bet šiaip tai klasika, vyras grįžta iš komandiruotės, spintoje arba balkone, visi anekdotai, absoliučiai. Taip. Ir toks jausmas, kad, prasme, visos ir visi. Išvyko žmona į Egiptą ir tiek deginosi, kad pagimdė juodaodį. Tai klasikėlė. Šita tema visada buvo pikantiška, bobutės visada labai turtingais epitetais apvardžiuodavo kaime sėdėdamas ant solelio, ten, kad tu žinai, kad pas tą atvažiuoja tas ir kokia jinai štai tokia yra anokia, ar ne? Žinoma, jos pačios to turbūt labai nepatyrė ir pavydė. Arba norėtų, kad pas jas atvažiuotų. Žinai, kaip būna. Vienareikšmiškai negali būti. Tai tautosakoje ši tema visada buvo pikantiška. Kur aš sakyčiau, dabar taip kažkaip kalbu, žinai, byra mintis, galbūt tokios ir padrikos, bet norisi galbūt dalintis. Iš tos tautosakos kažkaip surišu, kad kartais ką mano manimu pora tokių krizės atvejų daro, tai ima skelbti tuos apatinius viešai. Tai yra, žinai, apie tai būna informuojami nusidėjusiojo, žinai, vyro ar moters artimieji. Klasika. Ten, žinai, visi įtraukiami. Įtraukiami visi ir natūralu, kad visi tada labai įsitraukia, nes vėlgi labai tokia įelektrinta tema, labai tokia, žinai, daug visko yra. Tai tas tikrai nepadeda. Siūlytum nekviesti kaimynų? Ne, siūlyčiau kaimynų nekviesti. Vėlgi dažnai, tikrai, žinok, šitą galiu pasakyti drąsiai, aš savo kabinete tarsi patiriu tokį, žinai,
tarsi iš manęs reikalauja tokio mini teismo, kur aš turėčiau kaip teisėjas pasakyti, kas yra blogas, kas yra geras šito istorijai. Ir nes, taip tarsi reikėtų, žinai, kažkaip irgi tą nuteisti ir įvardinti ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad tai viena iš tų temų, kuri tikrai iš savęs reikalauja intimumo ir privatumo. Tai tema, į kurią nepaisant didelių emocijų reikia pažiūrėti jautriai. Daugelis šitų atvejų yra signalai apskritai apie santykius, apskritai apie žmonių, kokioje jie būsenoje, kokiame jie etape savo gyvenime yra. Ir tai vėlgi yra signalas, kad tavo partneris arba partnerė yra žmogus, gyvas žmogus, turintis savo erotišką energiją ir savo tą polėkį ir norą dalintis, būti priimtų ir panašiai. Štai kodėl, beje, Gintai, giliau einant į neištikimybės temą poroje, poros gana dažnai supranta, kad skauda ne tiek tas faktas, kad kažkas permiegojo su kitu, o skauda ir daug labiau skaudina faktas, kad buvo įdėta šitiek energijos bendrauti, susirašinėti, siųsti gėles, eiti pasimatymus, šokti, išvykti kartu ten, planuoti slaptą komandiruotę ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas jausmas, kad Dieve mano, tu tiek daug energijos įdėjai į tą santykį, ne, ir tada tarsi, bet jeigu ta energija būtų panaudota mum, mes galėtumėm tai turėti. Ir tada, žinai, tas kitas gali sakyti, aš bandžiau šitiek metų ir, žinai, ir nieks nevyko. Žiūrėk, gerai, mes iš pradžio aptarėm, kas yra neištikimybė, perėjom ir per tautosaką, ir per kažkokius kitus dalykus. Mes turim po truputėlį ir link pabaigos ir uždarant šitą klausimą, ką daryti, tai aš dar kartą pakartosiu, ką pasakei tu, kad išspręsti yra įmanoma. Aišku. Turbūt poros renkasi, ar ne? Atleisti galima, pamiršti ne ir nereikia, ar ne? Žinoma. Kokia tu ar yra galima kokia nors, žinai, ar yra populiarus dabar labai žodis visur, kur, žinai, valstybės gyvenime ir visur, prevencija. Yra kokia nors prevencija? Gaila, ne viena, pavyzdžiui, ne viena, čia yra, jeigu jums iš šito pavyks uždirbti žiauriai daug pinigų, aš paprašysiu nedidelio procento. Bet, pavyzdžiui, nėra nė vienos draudimo bendrovės, kuri draustų nuo neištikimybės. Žinojate šitą? Ne. Tai va. Tai kokia yra prevencija, nes net draudikai... Dieve mano, kurie turi visą informaciją, kurie analizuoja duomenis ir taip toliau. Taip. Nes aš, pavyzdžiui, galvoju, taip turėtų būti. Jeigu, kol tu galvoji, ką atsakyti, aš dar labai trumpai verslo planą kažkurie draudikai vis tiek norės pasimti. Jeigu tu apdraudi žmogų nuo neištikimybės, vadinasi, kad tu turi pastatyti prie to žmogaus kitos pusės kažkokį žmogų, kuris stebi. Su žvakė, kad stovėtų. Jo, būtent su žvakė. Ar yra kokia prevencija, jeigu taip čiutrimčiau? Matyt, kad kiek jinai veiksminga, bet yra du mano galvoje dalykai. Savistaba. Karštas pienas prieš miegą. Savistaba. Aha. Ir tokia monitoringas santykių būsenos ir padėties. Darbas su santykiais. Ir savistaba. Kas vyksta su manimi? Kodėl aš pastaruoju metu vis galvoju apie savo kolegą ar kolegę? Ne, toks žmogų, jeigu toks klausimas atsitiktų, o mes šiandien turėjom tokį pokalbį su ten kažkuo, ir jis buvo galbūt šiek tiek flirtas, šiek tiek kažkas, o apie ką čia tai buvo, žinai, ir panašiai. Ir tai va čia savistabos ta dalis. Gerai, ar vyras, aš nežinau, tai yra vėlgi klasika, nes dažniausiai tai nutinka vyram. Ne, žiūrėk, žinai, ką sako statistika. Ir jie čia kaip nori, taip vartyk. Statistika sako, kad į šoną, taip liaudiškai šnekant, nueina vyrai. Tas tiesa, ten yra gana ženklus, man atrodo, skirtumas. Bet jie turi kažkur nueiti. Palauk. Bet moteris yra tos, kurios dažniau susideda su vedusiais vyrais. Okay. Supranti? Taip. Tai vyrai yra tarsi tie, kurie neištikimybę laužo, bet
moteris, tos vienišos moteris, merginos, yra dažniau tos, kurios padeda tą laužimą įvykti tam laužimą. Aš prie savistabos. Norėjau dar papildymo tokį klausimą. Tu sakai, tarkim, pradedi dažniau kažkaip vis taip iš pradžių lyg netyčia, bet po to tu supranti, kad su ta kolegė nuolat prie kavos aparatos. Mhm. Ten. Tu jau sakai, kad čia reikėtų pradėti klausti savęs atsargiai, Gintai, labai greit užbėgsiu viskam už akių. 99% santykių, kurie prasideda ne per Tinderį ar kažkokias tai kitokias pažinties platformas, paklaus, kaip jūs susipažinot. Ai, žinai, mes buvom kolegos, mes buvom kaimynai, mes tam pačiam parke vedžiodavom šunį, vieną kartą pasisveikinom, kitą kartą lik pakalbėjom, visi santykiai nuo to prasideda. Aš suprantu, viskas gerai, bet tu pats sakai, kad jeigu tu jau jauti, kad kažką, reikia pamonitorinti save. Taip. Ne? Kaip yra šituo atveju, pavyzdžiui, šiai dienai mes turime labai didelį įrankį socialiniai tinklai. Taip. Labai daug žmonių gyvena socialiniuose tinkluose, ar ne? Ir ką aš norėjau pasakyti, kad dažniau tai nutinka vyrams nei moterims, bet pavyzdžiui, ten mūsų draugų tarpe net yra sklando toks juokelis, žinai, kad ne kiekvienas iš mūsų draugų rato bičių gali atsidaryti savo Instagramą prie savo žmonų, nes, algoritmas jau yra toks susikūręs, kad ten vien kažkokios dailios moteris paieško yra metamos, žinai. Ir aš nenoriu, kad čia nuskambėtų kažkaip labai baisiai, bet šiandieniniam pasaulyje, kai apnuoginto kūno ir tų gražių seksualių moterų visur yra tiek daug, ir vyrų, ir moterų, abiejų lyčių visur yra tiek daug, kad tiesą pasakius, aš kartais pagaunu save patį ir aš matau, kad ir kiti draugai pagauna, kad tiesiog Instagrame tas gražuolės. Tavarsime, prieš 20 metų tu būtum pamatęs tokią merginą, tik tai jau stipriai erotizuotam žurnale, kokią tu dabar ją pamatai tiesiog kasdien Instagrame. Ir jų ten yra milijonai. Ir aš, pavyzdžiui, sakyčiau, kad man tai labiau yra įprotis nei grėsmė, bet ar čia yra grėsmė scrollint nuolatos pusnuogės merginas? Čia yra kažkoks signalas ar ne? Ar tai yra blogas įprotis kaip rūkymas? Neištikimybės temai. Kaip tu tai matai? Aš dabar pradėjau daug dviračių žiūrėti, bet algoritmas ilgai valosi. Ne. Aš link tos prevencijos, linkiu, žinai. Ar tai yra signalas? Tai signalizuoja kažką apie tai, kuo tu domiesi. Okay. O dabar kodėl tuo domiesi? Tai čia yra kiti dalykai. Ir jau čia tada viniotumėm, žinai, iki kažko. Taip. Gerai. Tai žiūrėk, Laurinai. Mes, žinok, aš žiūriu laikrodį, turim eiti pabaigą. Ir aš norėčiau kažkaip užbaigti šviesiai. Aš niekam nelinkiu, bet dabar pagalvokime taip. Aš nežinau, man būtų įdomu, jeigu aš galėčiau, aš vienai dienai norėčiau labai lysti ir į moters kūną, ir į moters mąstyseną, ir tai nebūtinai yra mano žmona, šiaip kaip moteris, ar ne? Tai dėl to aš galiu kalbėti tik iš vyro pusės. Taip mes jau esam surėdyti, kad vėlgi ta pati tautosaka ir taip toliau, bet šiaip ir tyrimai kalba, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet tengi yra daug anekdotų sukurta iš to, kad kas kiek minučių vyrai pagalvoja apie seksą arba apie kažką, ar ne? Ir ten kartais pagalvoja, kad tas seksas būtų gerai su savo moterimi, o kartais galbūt ten atsiranda bendradarbė, kaimynė ir kažkas, ar ne? Mes mes ryte atsikeliam, tarkim, ar ne, jeigu esam poroje, mes, labą dieną, kažkas susirinka vaikus, sveikinam, pasibučiuojam arba nebūtinai, čiau, geros dienos, viskas, ir mes visai dieną išvažiuojam gyventi tarsi atskirų gyvenimų. Taip. Ar ne? Mes važiuojame prie šviesoforą, pamatom simpatišką moterį. Taip. Moteris pamato simpatišką vyrą. Taip. Jie būna nusišypso, būna pyptelna, ar ne? Labai, sustinkam darbe. Labai gražu. Paflirtuojam su kolega arba su kolegė. Su kažko nueinam papietauti. Kartais pavakarieniauti, ar ne? Taip. Yra darbo vakarėlis, mes pašokam. Šiaip su draugėm išeinam į barą ir prisijungia bernų kompanija. Mes ten kažką paklegam ir grįžtam į savo namus, ar ne? Mhm. Ir toje vietoje reikia turbūt suprasti, kad taip veikia pasaulis. Taip. Nes
tarsi ir gali išprotėti, nes, iš principo, kasdien vyksta vienokio arba kitokio lygio neištikimybė. Gali į taip žiūrėti, ar netiesa, gali iš tos pusės žiūrėti ir tada tau lieka išprotėti tą pačią sekundę, arba tu tiesiog turi priimti, kad taip veikia pasaulis ir tikėtis, kad nebus peržengta riba. Tikrai taip, absoliučiai. Ir man atrodo, kad jeigu žmonės šiek tiek atsipalaiduotų ir leistų nukristi tai įtampai. Aš suprantu, kad aš galiu kalbėti ir tai skamba labai lengvai, ne? Bet tai yra galbūt sunku. Yra pavydas, yra nepasitikėjimas, yra daug kitų dalykų. Bet jeigu kažkaip žmonės šiek tiek labiau atsipalaiduotų ir suprastų, kad pasaulyje gyvena ir vyrai, ir moteris, kurie patinka vieni kitiem, bet nepaisant to, mes esam santykiuose ir tie santykiai yra kažkaip susaistyti tam tikrų pasižadėjimų, o visa kita yra okei, tai ir tai, kad mano moterį arba mano vyrą žavisi ir žiūri kitos moteris ir kiti vyrai yra irgi okei. Jeigu žmonės turėtų labiau šito, aš galvoju, įtampos santykiuose ir tarp žmonių būtų gerokai mažiau. Aš manau, kad nusimti įtampos ir kuo mažiau įtampos turėti gyvenime iš principo būtų labai geras patarimas. Yeah. Ir to reikėtų. Aš pirmą kartą mūsų tinklalaidį, bet pasakysiu tokį grubų posakį, kuris man labai dažnai, aš stengiuosi savo sakyti, ne visada išeina, bet man labai patinka, filmuose būna lietuviškose pavartojimas ir taip toliau yra sakoma taip riebiai, bet taip labai juokingai, neapsišyk. Ir toks, ir tai dažniausiai yra naudojama tose situacijose, kai žmogus, iš tikrųjų daro nesąmonę, kuria baubą, kurio nėra, ne? Tai vat kuo mažiau baubų, ne? Kuo mažiau baubų ir tuo bus geriau. Šiaip aš tikrai norėčiau palinkėti, kad ta neištikimybė ir liktų tokia, prie šviesoforo, prie kavos aparato, kur, dar mes nepalėtėm labai trumpai atsisveikinant, kur labai gajus posakis, gal dabar jaunų žmonių tarpe jis nebėra toks, bet bent jau mano tėvų tarpe tikrai dažnai skambėdavo ir mes patys dar vartodom, kai į miestą išeina bernų kompanija ir išeina panų kompanija atskirai, einu pasitikrinti akcijų. Šitas yra. Tai vat tas akcijas turbūt tikrinti yra normalu. Ir tu žinai, tie žmonės, kurie savo gyvenime santykius sukūrė galbūt vėlesnėme periode, ten apie 30 ar šiek tiek vėliau, ir iki tol, kaip čia pasakyti, leido savo šiek tiek paeksperimentuoti su gyvenimu, su santykiais ir taip toliau. Gali būti, kad tokie žmonės turi asmeninę patirtį, ką reiškia būti išduotu, ir tuo pačiu turi patirtį, ką reiškia, kai aš išdaviau. Ir šitie žmonės, kurie turi šitas patirtis, jie beveik visi gali pasakyti, kad abiejais atvejais skauda vienodai. Linkėtumėm to nepatirt, o jeigu tenka patirt, tai išspręsti kažkokiu abiem pusėm geriausiu būdu. Taip. Ir gerai, ir pabaigai aš dar tada vis tiek norėčiau pasinaudoti tautosaką ir apginti visus vyrus. Kaip padėti moterims šitoj vietoje, aš nežinau, nes nežinau tokio posakio ir tauta taip nekalba, bet apie vyrus yra sakoma. Ta prasme, jeigu jūsų vyras buvo neištikimas, tai žinokite, kad taip jau yra sudėta, nes yra sakoma, kad vyrai yra kaip vištos 5 metrai nuo namų ir nebežino kieno. Ir viskas, kas priglaudė, ten ir deda kiaušinius. Šitą pat sugalvojau pabaigą, žinau. Bet taip gražiai sukrito. Tai va. Žinai, man atrodo, kuo man patiko šiandien su tavimi kalbėtis, aš dar mielai filosofuočiau porą valandų, bet
kad mes su tavimi sugebėjome paliesti tikrai skaudžią temą, nuėjome nuo jos tą tokį įtampą ir tą patį skausmą. Aš manau, kad tam tikra prasme ir apie mirtį panašiai galima būtų kalbėti. Nors tai yra vienareikšmiškai nors tai vienareikšmiškai labai skaudi ir sunki tema, bet apie tai irgi yra tiek daug ir juokelių, ir tautosakos, žinai, ir tai yra tik įrodymas, kad kartais apie labai sudėtingus dalykus galima kalbėti lengvai. Būtent dėl to matyti evoliucijos, su evoliucija, toj eigoje žmonija sukūrė humorą, sukūrė juokelius ir taip toliau. Nes kartais, kai labai sunku, belieka tik pajokauti. Ir neištikimybės tas skausmas ir sunkumas, kartais irgi yra ta vieta, kur ką be padarysi, tiesiog kartais galima pajokauti. Ačiū, Laurynai, tau. Ačiū tau. Ačiū tiems, kurie žiūrėjot, ačiū tiems, kurie klausėt. Kaip visada, prašom, uždėkit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su žmonėmis, kuriems galvojat, kad tai galėtų būti įdomu. O mes paliekam jūs su mintimis, kurios tikiuosi kilo po šio epizodo iki kito karto. Ate.